Labas rytas. Europos metų automobilį renka labai didelė ir įvairialypė komisija, sudaryta iš žurnalistų, kurie dirba skirtingose rinkose, turinčiose skirtingus poreikius ir į automobilius žiūri skirtingai. Dėl to, kartais žiūrint iš mūsų perspektyvos, Europos metų automobiliais tampa, sakykime, įdomus pasirinkimai. Štai praėjusiais metais jo tapo Jeep Avenger. Pasiėmiau, prasivažiavau Lietuvoje, nesupratau kodėl. Šiemet Europos metų automobiliu buvo išrinktas štai šis Renault Scenic. Irgi jį pasiėmiau, pasižiūrėsiu, prasivažiuosiu. Na ir įdomu, šis pasirinkimas buvo racionalus ar tas iš įdomesnių? Įprastai aš nemėgstu kalbėti apie dizainą, ypač apie crossoverius, kurių didžioji dauguma yra nuobodus. Na bet šis, aš negaliu nustoti vaikščioti aplink jį, nes jis atrodo puikiai, kad ir iš kurio kampo pažiūrėsi. Scenic E-Tech atrodo labai modernistinis, tačiau išlaiko klasikines akį traukiančias proporcijas. Jis turi sportiškos agresijos, tačiau neatrodo piktas ar įžeidžiantis, turi neutralią, bet tvirtą laikyseną. Jis turi daug neįprastų, įdomių ir gerai atrodančių detalių, bet viskas gražiai sugula į patrauklią visumą. Interjeras atkartotas nuo kitų anksčiau pasirodžiusių naujosios kartos Renault modelio. O tai yra labai gerai, nes medžiagos tikrai puikios, čia viskas gražu, o naujoji Android Automotive multimedia yra viena geriausių rinkoje. Čia yra šiek tiek pokyčių, atsinaujino prietaisų, skydelis jis įgavo daugiau funkcionalumo, jis rodo šiek tiek daugiau ir geros teisingos informacijos, pavyzdžiui, kintantis nuvažiuojamas atstumas, kiek nuvažiuosite mieste ir kiek nuvažiuosite užmiestyje, rodo rėžius, kiek važiuosite su viena baterijos įkrova. Čia atsinaujino šiek tiek dizainas, bet ergonomiška, erdvu. Pagyros vertas oho efektą suteikiantis atributas – fotochrominis stogas. Tai ne naujiena rinkoje, bet Renault jį suskirstė segmentais, kurie sukuria išskirtinį šou. Šitas man patinka, Renault tokio dalyko nesitikėjau. Aišku, Scenic yra orientuotas į šeimą, tad ne ką mažiau svarbu yra galinė sėdynė, kuri taip pat moka nustebinti. Vietos, kaip mato, čia tikrai daug. Lygios grindys, stogas aukštai, priekinės sėdynės labai toli, bet vienas įdomiausių elementų yra štai šis porankis, kuris turi puodelių laikiklius, bet jeigu pakeli čia, dar turi ir USB lizdus. O jeigu puodelių laikiklius apsuki, tai čia galima įsidėti ir telefoną, kažką pasižiūrėti. Galiu, pavyzdžiui, pasižiūrėti senesnės autopilotų laidas. Bagažinė tiesa tokia vidutinio dydžio, kaip šeimyninėme crossoveryje vienatūryje. Iš visai erdvi, bet labiau į gylį, o ne į plotį ir ne į ilgį. Mane visai stebina šio automobilio važiuoklės balansas. Jis turi labai didelius ratus ir jis yra pakankamai standus, kad būtų gana gerai prognozuojamas ir stabilus posūkiuose. Bet tuo pačiu jis visai neblogai lipa per greičio mažinimo kalnelius, per įvairius nelygumus. Tai iš tiesų gana komfortiškas, bet tuo pačiu ir stabilus automobilis. Sportišku jo nevadinsiu. Na, tai šeimyninis crossoveris vienatūris. Tai aišku, vairas neperduoda jokios informacijos, truputį negyvas. Galios 220 arklio galių šio automobilio atveju tikrai pakanka, bet nereikia tikėti sportinio automobilio dinamikos. Be to, svoris didelis. Jis jaučiasi. Nepaisant to, kaip šeimyninis automobilis, jis subalansuotas yra tikrai neblogai. Scenic E-Tech grynasis elektromobilis, kuris neturės jokių versijų su vidaus degimo varikliais, o elektrinių bus dvi. Pirmoji su 60 kWh baterija ir 170 arklio galių motoru, o antroji su 220 arklio galių ir net 87 kWh baterija. Ją ir bandėme. Gamintojas teigia, kad toks automobilis vieną įkrovą gali įveikti apie 600 km. Mieste, lėtai, ramiai, galbūt. Efektyvumas išties neblogas. Važinėjant kasdieniu režimu sunku viršyti 20 kWh 100 km sąnaudas, o pasistengus galima ir su mažiau nei 15 važinėti.
Tiesa, magistralėse važiuojant didesnių greičių pasijaučia, kad tai sunkus plytos formos elektromobilis viena pavara ir efektyvumas pastebimai suprastėja. Nepaisant to, didelė baterija leidžia važiuoti labai toli. Kolega gana dideliu tempu nuvažiavo iš Vilniaus į Rygą ir Latvijos sostinėje dar turėjo daugiau nei 20% baterijos arba 100 km rezervą. Aišku, didelė baterija turi kitą trūkumą – užtruks, kol ją įkrausite. Maksimali krovimo galia 150 kW. Sustoję greito įkrovimo stotelėje su 10% iki 80% įsikrausite per 40 minučių. Tačiau lietose stotelėse prie prekybos centrų daug laimėsite, nes AC įkrovimas net 22 kW galios. Viską pasvėrus, naujasis Renault Scenic E-Tech atrodo tikrai išbaigtas. Kas šį išties neblogą šeiminį automobilį padaro geru ir netgi labai konkurencingu, tai yra jo kaina, kuri su didelė 87 kWh baterija palenda po tą magišką valstybės privilegijų suteikiančią 50 000 eurų ribą. Bazinė versija su mažesnė baterija, viena įkrova realiame pasaulyje važiuojanti apie 300 km, kainuoja vos 44 000 eurų. O su didesnė baterija 49 000. Geriausia Iconic komplektacija už 52 000 eurų. Verta pridėti 1500 už fotochrominį panoraminį stogą. Taigi, jei pernykštį Europos metų automobilio pasirinkimą buvo galima kvestionuoti, manau, šis tikrai pasvertas.